Prieš 3 metus maždaug tuo pačiu laiku čia buvo Michaelio Brennerio paroda pas mus toje pačioje salėje. O šiandien sugrįžo Michaelis Brenneris su visa plejada litvakų dailininkų. Šią parodą pamatėme Vytauto Kasiulio dailės muziejuje Vilniuje ir paprašėme kuratorės pasidalinti šią puikią idėją ir mums pavyko atvežti į Šiaulius. Paroda nėra visai tokia pat, kaip buvo Vilniuje, tačiau galbūt tai yra privalumas. Ir noriu jums pristatyti parodos kuratorę Vilmą Gradinskaitę, kuri ir pristatys, kaip taip nutiko, kad litvakai atrado Paryžių, sukūrė savo savitą stilių ir padarė didelį įtaką. Bendradarbiaujame ir labai faina iš tikrųjų, kad Jūratė įdėjo labai didelį darbą ir atrinko daug naujų kūrinių nematytų. Nežinau, ar kam teko būti Vilniuje toje parodoje litvakų, bet šita paroda tikrai aš pasižiūrėjau, niekuo nenusileidžia savo garsenybėmis Vilniaus parodai. Ir mes pradėsime, Jūratė paprašė manęs, kad parengčiau paskaitą ir po to pagalvojau, ką mums sėdėti salėje ir žiūrėti paveiksliukus, jeigu mes turime originalius darbus ir mes galime padaryti tokią paskaitą, ekskursiją prie originalų. Tai savo paskaitą norėčiau tokiu pradėti įvadu apie profesionaliosios žydų dailės atsiradimą, nes tikriausiai ne vienam iš jūsų kyla klausimas, kodėl mes čia štai, sėskit, yra vietos, eikit. Kodėl pradedame kalbėti maždaug nuo XIX amžiaus vidurio. Tai kaip žinia, žydų bendruomenės ne tik Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje gyveno gana uždarai. Ir antras dekalogo įsakymas skelbia, nesusikurk savo stabų, nesilenk jiems ir negarbink. Tai nėra, kad šis antras dekalogo įstatymas draudžia dailę, nes jeigu mes pasižiūrėsime į religinį žydų meną, ypač, pavyzdžiui, 4-5 amžiui sinagogos arba seni rankraščiai buvo pilni įvairiausių žmonių vaizdinių, gyvūnų vaizdinių. Bet bėgant laikui, stiprėjant krikščionybei ir kadangi krikščionybėje buvo bažnyčiose labai stiprus žmogaus vaizdavimas, tai Jėzaus, Marijos, žydai po truputį sinagogose pradėjo, kaip pasakyti, išimti žmogaus figūras ir jeigu mes pasižiūrėsime iki mūsų dienų, pavyzdžiui, mes turim puikiausią Pakruojo sinagogos pavyzdį atrestauruotą, jūs jau ten nematysite žmonių figūrų. Ten jau tik tai gyvūnai ir augaliniai ornamentai. Jeigu kas nebuvo, būtinai nuvažiuokite į Pakruojo sinagogą, labai gražiai atrestauruotą. Taigi, tai galima sakyti, kad iki 18 amžiaus vidurio egzistavo tik tai žydų sakralioji arba religinė dailė. Tai sinagogų puošybos, rankraščiai įvairūs, galėjo būti karpiniai, siuviniai ir panašiai. Ir kasgi atsitinka? 18 amžiaus viduryje Vokietijoje gimsta toksai Haskala arba apšvietos sąjūdis, judėjimas, kuris pradeda teigti, kad religingas žydas taip pat gali studijuoti pasaulietinėse institucijose. Jisai gali mokytis pasaulietinių dalykų ir nuo to jisai netaps mažiau religingas. Nes prieš tai religingams žydams tai buvo draudžiama. Ir šitas sąjūdis palaipsniui juda iš Vokietijos per Lenkiją ir po šimtmečio maždaug pasiekia ir mūsų teritoriją, Rytų Europą, Lietuvos teritoriją.
Ir kas įvyksta tose Štetlėje gyvenusiose religinėse bendruomenėse, kurios buvo uždaros, vaikai ėjo tik tai į Hederį pradinę religinę mokyklą ir po to į Ješivą, jau aukštesnė religinė mokykla ir viskas. Studijuodavo po to gabus Torą, sėdėdavo sinagogų ir studijuodavo. Dabar atsiranda jaunimas, kuris nori mokytis įvairiose institucijose, mokytis medicinos, mokytis astronomijos ir be abejo atsiranda tie, kurie nori mokytis dailės. Ir nuo tada mes jau maždaug nuo XIX amžiaus vidurio galime pradėti kalbėti apie profesionaliąją žydų dailę. Profesionalioji tai yra tada, kai dailininkas baigia kažkokią meno instituciją. Tai yra, kad jisai nekuria tik iš savęs, bet jisai įgyja kažkokį tai meninį išsilavinimą. Mes po to, kokį įgyja, dar pakalbėsime. Ir pirmuoju tuo žydų dailininku tampa Markas Antokolskis iš Vilniaus. Jisai išvažiuoja mokytis į Peterburgą pradžioje ir gana greitai išgarsėja, nes jo kūriniai iš tikrųjų pasižymi puikiomis proporcijomis ir yra labai detalizuoti, tuo metu labai realistiški, kas būdinga to meto dailiai. Ir jisai gauna didžiulius užsakymus, jisai sukuria Petro I didžiausią skulptūrą, įvairių žymių žmonių, taip pat sukuria Jekaterinos II skulptūrą, kuri trumpai stovėjo Vilniuje, katedros aikštėje, buvo nugriauta. Ir jau dabar aš norėsiu pratęsti mūsų, kaip sakyt, paskaitą, ekskursiją salėje ir mes pasižiūrėsim patį Antokolskį. Tai štai Markas Antokolskis, jūs čia matote pirmuosius, ta prasme, jo darbus, būtent buvo tas pirmasis žydų dailininkas, skulptorius, kuris pradėjo žydiškosios dailės tradiciją Lietuvoje. Jisai gimė Vilniuje, kaip sakiau, mokėsi Peterburge. Ir išgarsėjęs jis vis dėlto nesitenkina būdamas garsiu Rusijoje. Reikia priminti, kad jau 1792 metais Jekaterina II paskelbė žydų sėslumo zoną. Tai yra, žydams yra draudžiama gyventi didžiuosiuose miestuose, pavyzdžiui, Peterburge, Maskvoje ir kitur. Ir Markas Antokolskis nusprendžia važiuoti į Paryžių. Ir į Paryžių jisai išvyksta 1880 metais. Jam ten puikiai sekasi, jisai įkuria savo studiją, kurioje ima lankytis visas Paryžiaus elitas. Tarp jų, pavyzdžiui, vienas iš tokių pastovių jo draugų tampa Augustas Rodenas. Rodeną visi žinot, puikiausias Prancūzijos skulptorius. Ir kas įvyksta dar? Jisai pastebi tokį berniuką Vilniuje, aišku, jisai kartais grįžta į Vilnių, Ilja Ginsburgą. Kaip jisai drožinėja iš medžio, lipdo iš molio ir jisai pasikviečia Ilja Ginsburgą tiesiog kaip mokinį dirbti savo studijoje. Vėliau Ginsburgas išvyks į Rusiją ir jau pasiliks ten, įkurs savo studiją. Taigi vienas iš mokinių, kurį įtakojo Markas Antokolskis, buvo Ginsburgas. Dar taip pat buvo Naumas Aronsonas, bet dėja čia tos skulptūro jo neturime. Ir trečias mokinys, draugas vėliau galima sakyti, tai buvo Borisas Šacas, kurio jūs matote darbą, galėsit pasižiūrėti, jis dviejų pusių. Šacas yra labai įdomus menininkas. Pirma, todėl įdomu tai, kad šiaip jisai yra skulptorius.
Ir turėti jo tapybos darbą yra didelė retenybė. Tai, kiek pamenu, čia yra Tartlė galerijos privatus kolekcininkas, tai džiugu, kad jam pavyko įsigyti tokį darbą Šaco. Čia matos dar pagal parašą, kad tai ankstyvasis laikotarpis. Taigi Šacas irgi buvo atkeliavęs pas Antokolskį į Paryžiaus studiją. Šacas dar kelius žodžius, nes jis iš tikrųjų mums labai svarbu turėti tokią asmenybę, jisai iš Varnių yra gimęs Varniuose. Jisai labai svarbus tuo, kad galima sakyti, jisai nuo jo prasidėjo žydų dailės raida Izraelyje. Markas Antokolskis visą laiką svajojo apie žydų dailės mokyklą. Jisai bandė sukurti vairias, kaip čia, pedagoginės sistemas, ar žydų jaunuolius reikia mokyti kažkaip truputį kitaip negu kitų tautybių jaunuolius, ar vis dėlto taip pat ir panašiai, jam kildavo tie patys klausimai. Ir Borisas Šacas užsikrėtęs Antokolskio idėjomis, jei vis dėlto Antokolskiui nepavyko įkurti tokios mokyklos, tai Šacui pavyko 1906 metais, jisai išvyko, tuo metu dar buvo Palestina, ir būtent Jeruzalėje įkūrė Becalelio mokyklą, Becalelio dailės mokyklą, ir reikia pasakyti, kad ši mokykla veikia iki šiol. Jinai buvo ten trumpam uždaryta po jo mirties, bet po to vėl atidaryta, ir jeigu jūs būsite Jeruzalėje, tai jūs galit aplankyti Becalelio mokyklą. Ir būtent tai buvo pirmoji meno institucija tuometinėje Eretz Izrael arba Palestinos teritorijoje. Taigi menas tenais profesionalutis, jis būtent kyla nuo mūsų varniečio dailinko, kas iš tikrųjų yra labai jaudina tokie dalykai. Ir panašiu metu, truputį jau vėliau, tai Antokolskis šiaip jau, kaip sakiau, išvyko į Paryžių 1880 metais, įkūrė ten studiją, ir jau jisai, pavyzdžiui, ten ir mirė, kartais atvažiuodavo dar į Vilnių, bet jau niekur daugiau neapsistojo, jisai mirė 2 metais liktai. Taip, teisingai, 1902 metais. Ir aišku, labai gaila, kad Rusijos tuometinė valdžia vis dėlto pareikalavo jo palaikų, ir jisai dabar yra palaidotas Peterburge. Toks pastatytas ten didžiulis paminklas, kuris, aišku, visas apleistas. Labai gaila, kad jisai nepalaidotas savo gimtajame mieste, Vilniuje. Nes iš tikrųjų mes šiandien turėtume dar vieną tokį svarbų traukos centrą, nes jeigu kalbėt tarp, pavyzdžiui, žydų bendruomenės, tai be abejo Marką Antokolskį žino visi kaip būtent tą rytų Europos žydų dailės pradininką. Na ir pasakojo, kad kai traukinys važiavo su palaikais iš Paryžiaus į Peterburgą, jisai buvo sustojęs Vilniuje, ir, kaip laikraščiai rašė, susirinko minios žmonių atsisveikinti būtent su šiuo dailininku. Ir kiti 2 įdomus dailininkai, kurie truputį vėliau, 19-20 amžiaus sandūroje įsikūrė Paryžiuje, tai yra broliai Brenneriai, Viktoras ir Mišelis Brenneriai. Viktoras buvo vyresnis dailininkas. Aš nežinau dabar, ar jūs visi atkreipėte dėmesį į Linkolno plaketę. Gerai, dar truputį grįžtant atgal, Viktoras Brenneris, jisai 1900 buvo išvykę, jų tėvai abiejų emigravo į Ameriką, tačiau pasimokė Amerikoje, kai jau jie truputį subrendo, aišku, visi nori į Paryžių. Ir jie iš Amerikos atvyko į Paryžių. Ir Viktoras Brenneris dalyvavo 1900 metais parodoje Paryžiuje, ir jį pamatęs tas pats Augustas Rodenas sakė apie jį, kad šitas tai jau užgarsės.
Ir taip ir atsitiko, po kiek laiko Viktoras vis dėlto grįžo į Ameriką, įkūrė savo studiją ir tai yra labiausiai reprodukuotas dailininkas pasaulyje, kodėl jūs to sužinosite. Jeigu nežinau, gal kaip čia jums, kad pasižiūrėtumėt visi, atkreiptumėt dėmesį į tą Linkolno plaketę, kas nematė, gal jau kiti iš anksto pasiruošė, aš žiūriu linksiu, jau matėte. Tai istorija yra tokia, kad jisai atvažiavo, įsikūrė Niujorke, tapo jau gana žymių dailininkų ir tuometinis Amerikos prezidentas Theodoras Rooseveltas atėjo pasidaryti savo portreto. O jam tuo metu žmonės skundėsi, kad Amerikoje negražūs pinigai, neįdomus, nieko ant jų nėra vaizduojama, kad reiktų kažką pavaizduoti. Ir jisai pamatė Linkolno, buvusio prezidento Abraomo Linkolno šitą plaketę, šitokį profilį. Ir jam labai patiko, jisai pasirodė labai gražus. Ir jisai pagalvojo, reikia būtent šitą profilį ir uždėti ant 1 cento monetos. Ir jeigu jūs šiandien pasižiūrėsite 1 cento monetą Amerikoje, jūs pamatysite lygiai tą patį Linkolno profilį, sukurtą būtent mūsų litvako Viktoro Brennerio. Iš tikrųjų, ir todėl tai yra pats labiausiai reprodukuojamas meno kūrinys pasaulyje, labiau net už Moną Lizą, nes galite įsivaizduoti, kiek yra atspausta 1 cento monetų. Ir aišku, dar buvo tokia istorija. Jeigu dabar kokia vertė tos monetos, ant pirmųjų monetų Viktoras dar iškalė savo inicialą VDB. Ir jeigu jūs kolekcionuojate monetas ir norite įsigyti, tai būtent tos pirmosios monetos kainuoja šiandien maždaug apie 3–4 tūkstančius dolerių. Priklauso nuo kokybės. Taigi ne kiekviena moneta yra vertinga, bet aišku, žmonės kaip visą laiką labai pavydus, sukilo, kaip čia jisai drįso atspausti savo VDB Victor David Brenner, savo inicialus ant monetos. Čia yra, kaip sakyt, valstybės nuosavybė ir panašiai. Ir jam teko tas savo raides nutrinti ir jau vėliau monetos keliavo be VDB. Tai šitos monetos jau 1 cento moneta ir kainuoja 1 centą. Ir kita asmenybė, kuri buvo Paryžiuje, mes dar vis kalbame apie XIX amžiaus pabaigą, XX pradžią, tai buvo jo brolis Mišelis Brenneris. Jeigu Viktoras po to grįžo į Ameriką, tai Mišelis praktiškai daugiau laiko praleido Paryžiuje ir turėjo ten savo studiją. Ir jisai, kaip žinot, atrastas visai nesenai. Jo tiesiog sūnus atrado tėvo darbus studijose. Dailininkas praktiškai neturėjo nei vienos parodos. Jeigu taip galima suprasti, greičiausiai jisai buvo intravertas ir visą laiką buvo nepatenkintas savo kūriniais, savo darbais. Ir aš dabar siūlau tiesiog atkreipti jums dėmesį jo plastiką. Mes galime į šitos darbus žiūrėti kaip į šiuolaikinius meno kūrinius. Jie gali būti laisvai padaryti šiandien ir vakar. O jeigu jūs pasižiūrėsite į sukūrimo datas, 21, pavyzdžiui, metai, ten yra darbų dar ankstesnių, net 6–7 metų, tai jo tokia tapybiška plastika, tai buvo visiškai naujovė. Aš net negaliu įsivaizduoti, koks turėtų kilt skandalas tarp meno kritikų ir galerijų, jeigu jisai tuo metu būtų parodęs tokius darbus. Nes vis dėlto dar buvo populiaresnė tokia realistinė tendencija ir tas jo darbų tapybiškumas ir šitas Gertrudo Stein portretas čia su pusė galvos, čia kažkas tai būtų nesuvokiama ir tikrai jis būtų tikriausiai pats avangardiškiausias tuo metu menininkas Paryžiuje.
bet dėja jisai nenorėjo rodyti šitų darbų. Ir dar, kadangi apie Gertrūdą Stein, tai ar Stein kiti sako, čia kaip kas nori, jinai buvo žymi amerikiečių rašytoja ir tuo pačiu gyveno ir Paryžiuje ir turėjo tokį savo, kaip saloną, į kurį būdavo labai sunku pakliūti, kur susirinkdavo visa grietinėlė, pavyzdžiui, Ernestas Hemingvėjus arba Fitzgeraldas, Matisas, Picasso, ten negalėdavai taip ateiti. Ir jie ten jau, nežinau, trečiadieniais ar ketvirtadieniais gerdavo ten arbatą, vyną, kavą ir diskutuodavo apie meną. Ir Mišelis Brenneris irgi buvo pakviestas į tą kompaniją, jisai norėjo kelis kartus, po to sako, man ten nėra ką su jais kalbėti, su tuo Hemingvėjum, ką tenais, aš geriau einu dirbti savo studiją. Ir jis būtent sukūrė tos Gertrūdos Stein portretą. Taigi tokios įdomios iš tikrųjų asmenybės užpildė Paryžių. Tai čia buvo ta tokia pirmoji banga dailininkų. Ir dabar mes pakalbėsime apie antrą dailininkų bangą, kuri į Paryžių atvyko, kaip čia gal, ar patogu jums taip klausyti manęs, į Paryžių atvyko maždaug 1910 jau metais. Taip, gal dabar į šitą pusę. Ir tai situacija buvo tokia. Įsivaizduokit, Jekaterina II paskelbė sėslumo zoną. Žydai negali gyventi miestuose. Vis stiprėja antisemitizmas. Dar įvedamas įstatymas, kad įvedamos kvotos, kad žydai negali studijuoti, tik maždaug 3–5% žydų gali studijuoti įvairiose mokslo, meno institucijose. Tai įsivaizduokit, iš 100 žmonių tik 3 gali būti žydų tautybės, o žydų gyvena sėslumo zonoje 5 milijonai. Tai praktiškai jie visi lieka be mokslo įstaigų. Ir rusų valdžia rusifikavimo tikslais nutarė Vilniuje įkurti piešimo mokyklą 1866 metais, kad toje mokykloje būtų mokoma ikonų tapybos, ten tapoma cerkvėms ir panašiai. Deja, jie truputį apsiskaičiavo ir paskyrė ne tą žmogų, kaip jie paskyrė rusų tapytoją Ivaną Trutnevą, bet jisai pasirodė labai liberalus, labai demokratiškas žmogus ir jisai visiškai nepaisė kvotų. Ir taip išėjo, kad vietoj tų 3% Vilniaus piešimo mokykloje mokėsi maždaug 30% žydų. Kas yra, tuo metu reikia suvokti, kad tas yra protų nesuvokiama. Į kiekvieną sekundę, aišku, galėjo išmest valdžią ir pakeisti, bet būtent jo dėka apie Vilniaus tą mokyklą, kad ten galima važiuoti, ten priima, ten nežiūri kvotų, jeigu tu gerai pieši, tave priims. Pasklido gandas net iki Ukrainos. Ir jūs čia štai matote vėliau išgarsėjusi dailininką Emanuelį Mane Kacą, kuris būtent važiavo ten savaitę iš Kremenčiuko iki Vilniaus, kad patekti į šitą mokyklą, nors iš tikrųjų jo tikslai truputį buvo kiti. Jisai tėvams kaip ir pasakė, kad jis važiuoja į Vilniaus ješivą tapti rabinu, bet deja piešimo mokykla nugalėjo. Ir čia mes susidurėme dar su kita istorija. Aš dabar gal truputį nukrypsiu į šoną. Reikia suprasti, kad tuo metu pirmieji žydų dailininkai iš tikrųjų atsidūrė ant labai buvo tokioj dvilypiai situacijoje, nes jų nesuprato ta religinė žydų bendruomenė,
kas čia per profesiją. Pavyzdžiui, ten Šagalo tėvai svajojo, kad sūnus būtų buhalteriu. Nu jau kadangi jisai jau taip nori prie meno, tai lai būna fotografu, nes aišku, fotografija tada dar tik prasidėjo, buvo pelninga profesija. Visų būsimų dailininkų tėvai norėjo, kad sūnus turėtų normalią specialybę. Nes čia galiu pacituoti, kaip jie žiūrėjo dailininkus, kad tai yra išprotėjėliai, prasigėrėliai, kurie būtinai miršta nuo džiovos. Buvo tokia nuomonė. Todėl tarp dailininkų iš tikrųjų ir tėvų dažnai tarp tų jaunuolių vykdavo konfliktai. Ir jeigu jūs pasižiūrėsite štai į Emanuelį Manekacą, į Kikoiną, į Kremenį, kurie visi atvažiavo būtent, jie abu iš Baltarusijos, o kaip sakiau, Manekacas iš Ukrainos, į Vilnių. Jiems buvo maždaug po 14 metų. Įsivaizduojat, kokie jie buvo 14 metų, dabar kiek jums metų? Maždaug 15. Tai va, įsivaizduokit, iš kažkur jūs atvažiuojate į visai svetimą miestą. Plus jūs esate iš visai atvykus čia, taigi vienas tas konfliktas, ne, su tėvais ir su savo religinė bendruomenė. Kitas dalykas, tu atvažiuoji į Vilnių, į kažkokį kitą miestą mokytis, tu taip pat labai skiriesi. Tu atvažiuoji ten su savo peisais, skrybelę, kažkokiu tai kaftanu. Aišku, gerai nemoki ten rusų ar lenkų kalbos, apie lietuvių tai mes nekalbam, tuo metu net nebuvo. Bet ta prasme, tu moki tik jidiš kalbą. Tu visiškai skiriesi iš čia esančios bendruomenės taip pat ir jinai tavęs taip pat nepriima. Taigi žydų dailininkai iš tikrųjų būdavo tokioj sudėtingoj situacijoje, nepriima ir savi, nepriima, kaip sakyt, tas vidinis pasaulis, jų pasaulis ir tas išorinis pasaulis taip pat jų nelaukia išskėstom rankom. Taigi, grįžtame vėl, vis dėlto tas noras piešti vedė visus į Vilniaus piešimo mokyklą. Aišku, Ivanas Trutnevas, jisai buvo daugiau toks realistinės pakraipos dailininkas, o jau tuo metu pradėjo sklisti kalbos apie Paryžių, ten impresionizmas, postimpresionizmas, fovizmas, o žydų dailininkai, kaip jau minėjau, kadangi iki tol profesionaliosios žydų dailės nebuvo, jie nepaveldėjo tos tokios sukaustytos akademinės tradicijos. Jie išėjo iš savo štetlo ir buvo visiškai atviri, laisvi, eksperimentuoti ir daryti mene, ką nori. Ir iš tikrųjų užtat po to jie ir tam Paryžiui daug pasiekė. Jie užtat ir išgarsėjo. Ir šiandien Prancūzijoje jūs rasite šimtus knygų, būtent išleistų apie mūsų litvakus. Taigi, pasimokę porą metų Vilniuje, aišku, Vilnius jau nebepatenkina jų siekio, ir visa plejada dailininkų, tai būtų maždaug 1909 išvažiuoja Žakas Lipšicas pradedant ir po metų išvažiuoja trijulė, tai Kikoinas, Kremenis ir Sutinas. Sutino dėja mes čia neturime, bet jūs patys žinote, tai yra vienas brangiausių dailininkų parduodamas pasaulyje ir kadangi jisai mirė 1943 metais Paryžiuje, tai, pavyzdžiui, rinkoje jo darbų nėra, jo kūrinių yra nedaug ir jie visi yra didžiuosiuose muziejuose ir įsigyti jų neįmanoma. Šiais laikais, jeigu jums ką siūlys Sutiną parduoti, netikėkit, tikrai tai nesutinas. Taigi šita trijulė išvažiuoja į Paryžių. Ir ką, dabar mes jau, gal dar vis dėlto čia truputį pabūsim ir atvykę į Paryžių, aišku, jie neturi pinigų, įsikuria Montparnasse,
Tuo metu jau Monmartras buvo jau toks žinomas dailininkų rajonas, o Montparnasas dar toksai gan prieinamas jų kišeniai. Ir tenais nuo 1900 metų vykusios pasaulinės meno parodos buvo išlikus tokia rotonda Vyninė, kurią pastatė tarp kitko Eifelis. Ir vienas iš mecenatų, Alfredas Buša, jisai nupirko tą Vyninę, ten toks apvalus pastatas, ir suskirstė į nedidelės studijas. Ir kur už praktiškai minimalų mokestį galėjo apsigyventi dailininkai. Tai galima sakyti, kad beveik visą tą pastatą ir okupavo mūsų litvakai. Tai galima įsivaizduoti, kad tam pastate skambėjo jidiš kalba, vyko diskusijos apie meną ir panašiai. Ir atvykę į Paryžių, aišku, litvakai atsineša savo pasaulėžiūrą, religiją, jidiš kultūrą, tą štetlišką gyvenimą. Aš dabar negaliu plėstis, bet vis dėlto ta štetla susikūrusi ta nauja tokia erdvė, nes iki paskelbimo sėslumo zonos žydai gyveno miestuose pagrinde. Taigi čia vėl toks unikalus dalykas štetlo kultūra, kuri būdinga būtent mūsų teritorijai. Pavyzdžiui, Vokietijoje nebuvo štetlų, nėra tokios kultūros. Ir taigi tas jų mentalitetas, tas pasaulio matymas, plus iškart atkreipkite dėmesį į koloritą, tokį pilką, mūsų lietuviškas dangus, jisai susijungia su tom moderniom tendencijom. Tai impresionizmų, postimpresionizmų, fovizmų ir kitais judėjimais. Ir to pasekoje gimsta unikali tokia meno kryptis, šiandien vadinamas prancūzų ekspresionizmas, arba kartais dar būna prancūzų žydų ekspresionizmas, o pats tas žydų sambūris yra vadinamas École de Paris arba Paryžiaus mokykla. Bet mokykla reikia iškart suprasti, kad tai nėra mokykla kaip institucija. Tiesiog taip prancūzai pavadino būtent šitą litvakų atvykusių grupę. Ir jeigu jūs pažvelgsite į darbus, taip po truputį galim ir judėti, tai jūs pamatysite, šiandien atrodytų, reikia visą laiką dar noriu, kad jūs įsivaizduotumėt juos tų dienų Paryžiaus kontekste, nes aišku, šiandien galbūt jau jie mums atrodo kaip ir netokie modernus, bet tuo metu jie buvo labai modernus. Meno kritikai iškart pastebėjo būtent juos, buvo rašoma labai daug kritinių straipsnių, buvo labai daug nepasitenkinimo, kad atseit, žydai užgrobė Paryžių, okupavo visos galerijos, ėmė rodyti tik tai žydus ir panašiai. Tai kas būdinga prancūzų ekspresionizmui, tai gan toks nėra labai daug erdvės, vaizdas gan plokščias, jeigu jūs pastebėsite, gan šviesus koloritas, ekspresyvus potėpis ir ta tokia litvakiška nostalgija, litvakiška melancholija, kurią tarp kitko irgi pastebėjo to meto kritikai. Ir kaip vienas iš jų mėgstamiausių dailininkų tapo jau vėliau į Paryžių atvykęs Maksas Bandas iš Marijampolės. Jam pasisekė labai greit išgarsėti. Ir kaip kritikai rašė, kad jisai yra labai liūdnas, labai toks nostalgiškas ir net jo gėlės liūdnai žydi. Ir aš dabar pamačiau šitą paveikslą, pas mane jisai nebuvo parodo, ir jūs pasižiūrėkit į šitą paveikslą, iš tikrųjų jo gėlės liūdnai žydi. Taigi būtent šitie bruožai, tie tokie,
ta tokia, sakau, litvakiška melancholija ir buvo to meto išskirtinis bruožas tarp kitų dailininkų ir todėl, na, kaip pasakyti, kritikams labai patiko, imponavo ta kūryba. Jeigu dar grįžtant, pavyzdžiui, prie Makso Bando, tai jisai labai anksti neteko tėvų dailininkas ir jį užaugino teta Marijampolėje ir gimnazijos direktorius pastebėjo jo gabumus ir išsiuntė jį studijuoti būtent į Vokietiją pradžioje, po to į Paryžių. Ir jeigu jūs pasižiūrėsite, jis labai dažnai mėgo tapyti savo žmoną ir turėjo sūnų ir, aišku, ir tie vaikai jo ir ta žmona visą laiką, na, liūdni yra. Kokie motyvai domino būtent prancūzų ekspresionistus? Jeigu jūs pasižiūrėsit, patys paprasčiausi motyvai. Jeigu, nežinau, kiek jums yra žinoma vokiečių ekspresionizmo kryptis, kur dominuoja ryškios spalvos, ten ryškiai raudona, ryškiai geltona, apvedžiota juodai ir tokios ribinės, kritinės situacijos, ten apokalipsė ir panašiai. Tai būtent prancūzų ekspresionistus, litvakus domina paprastos, kasdienės, ramios situacijos. Tai vat būtent jie tapo žmonas, vaikus ar kažkokias tai pozuotojas nuogas studijoje, peizažą, paprasčiausią natiurmortą, tie natiurmortai irgi tokie, vat, ką turime ant stalo pasidėję, tą ir tapome. Ir kaip jau minėjau, dar grįžtant prisiminiau vieną dalyką apie Maksą Bandą, kuris išgarsėjo ir pradėjo rengti parodas žymiausiose galerijose. Jūs galit taip žiūrėti, įsivaizduoti, kad mes Paryžiuje stovime. Jisai išgarsėjo labai jaunas, o tuo metu kažkaip buvo nepriimta, kad jaunas dailininkas negali išgarsėti labai. Tai kritikai iš pradžių susižavėdavo jo kūrybą, o po to, kaip čia toks jaunas, ir pradėdavo peikti. Tai jisai nusprendė arba visai savo parodos atidarymus nevaikščioti, arba, kaip prašė, man kažkas iš draugų patarė pasibarstyti miltais plaukus, kad aš atrodyčiau jau kaip pražylęs ir solidesnis, kad ateiti savo atidarymą. Tai būtent Bandas jau buvo ta trečioji dailininkų karta, kuri išvyko jau iš laisvosios Lietuvos. Ir čia mes turime 3 dailininkus svarbius, kurie daug pasiekė Paryžiuje. Tai būtent, kaip minėjau, Maksas Bandas, antrasis yra Arbit Blatas ir trečiasis buvo Jokūbas Mesembliumas. O mes Mesembliumą turim čia? Ne, man atrodo, neatsivežėm iš Čiurlionio, ne? Jūrate? Aš sakau, lyg tai, kad mačiau. Tai tada dar, jeigu grįžtant prie Mesembliumo, jisai kaunietis, dėja dailininkas susirgo labai anksti, 1933 metais grįžo į Kauną ir mirė. Ir irgi pasižiūrėkite tą koloritą, ne? Toks, pilkas, liūnas koloritas, dama kažkokia prirūkanti prie stalelio. Ir apie šitą dailininką, Prancūzijos jisai vadinosi Jacques Misen, buvo pasivadinęs prancūzišku vardu. Ir spauda rašė, kad jisai surengė taip pat ne vieną parodą. Tik įdomu tai, kad šiandien yra išlikę tik tai 2 jo darbai. Ir štai vieną iš jų Lietuvoje ir vieną iš jų, štai jūs matote čia šiandieną, jisai priklauso Čiurlionio muziejui. Aš labai tikiuosi, kad gal kada nors mes kokioj palėpiai ir atrasime dar šito dailininko kūrybą, kas būtų tikrai unikalu. Jeigu atrasit, prašom iškart skambinti man. Ir paskutinis dailininkas, jaunesnis,
Tai jau jums gerai žinomas Nehemija Arbitblatas. Arbitblatas buvo labai komunikabilus, todėl nors jisai buvo vienas jauniausių jau į Paryžiaus mokyklą, į Col de Paris mokyklą priskiriamų dailininkų, tačiau jisai labai greit susidraugavo su tos vyresnės kartos dailininkai, Kikoinu, Kremeniu, Manekatsu, Šagalu, Sutinu ir kitais. Ir jūs čia matote, štai, pavyzdžiui, Arbitblato sukurtą Žako Lipšico skulptūrą. Ten matote štai prie jūsų Mane Katso sukurta, ta prasme Arbitblato sukurta Mane Katso skulptūra. Ir jisai sukūrė visą plejadą būtent tų Paryžiaus mokyklos dailininkų. Ir Arbitblatas mums yra dar labai svarbus, ne tik savo kūryba, bet ir savo veikla, visuomeninė veikla. Tai jisai, galima sakyti, tarpukariu buvo tas žmogus, kuris modernino Lietuvos meną, nes jam buvo šovusi tokia idėja, jisai grįžo 32 metais, jisai vis atvažiuodavo į Kauną, bet 32 metais jisai įkūrė modernaus meno galeriją Kaune. Ir kadangi jisai turėjo daug draugų, jisai atsivežė iš Paryžiaus ir tą patį Kikoiną, Kremenį, Šagalą, Sutiną eksponuoti. Taigi mūsų tarpukario Kauno publika galėjo pasigėrėti pačiais naujausiais ir pačiais moderniausiais darbais. Aišku, greičiausiai gal dailininkas tikėjosi, kad tie darbai bus nupirkti ir galerija galės išsilaikyti, bet deja, mūsų tarpukario publika dar neturėjo nei tiek pinigų ir domėjimasis menu buvo netoks didelis kaip šiandien. Ir ta idėja po 8 mėnesių galerija ir buvo uždaryta ir Arbitblatas vėl grįžo į Paryžių. Ir jis taip pat rašė labai įdomius straipsnius į tarpukario laikraščius, tai jūs čia kaip tik yra apie Montparnasą ir Montmartrą, galėsit pasiskaityti, fantastiška kalba, labai tokie linksmi, lengvi. Ir galima įsivaizduoti, kaip Lietuvos publika laukdavo tų straipsnių apie naktinius barus, prostitutės ir panašiai. Likimas šitų dailininkų daugumos, jiems pasisekė išgyventi holokaustą ir karą, nes būtent jie paliko Lietuvą daug anksčiau, jie paliko prieš karą Lietuvą, kai kurie net prieš Pirmą pasaulinį karą. Karo metu, pavyzdžiui, Bandas ir Arbitblatas išvyko į Ameriką ir jau nebegrįžo. Kiti dailininkai, kurie išvyko į Ameriką, grįžo į Paryžių. Sutinas 1943 metais mirė. Mane Katsas, pavyzdžiui, persikėlė jau į Izraelį, kai buvo 1948 metais įkurta Izraelio valstybė. Taigi, lyginant su dailininkais, kurie liko čia, be abejo, jiems pasisekė daug labiau. Nežinia, kiek mes dar tokių genijų praradome. Tai lyg ir būtų tiek, tikiuosi nepavargote ir jeigu turit klausimų, mielai atsakysiu. Ir labai noriu padėkoti Žilmai už gražų pasakojimą, labai nuoširdžiai ačiū.